Sveiki atvykę į mano podcastą. Podcastas užsivadina Balta juoda, arba kaip jums patogiau, juoda balta. Ir savo būtent podcast'e kalbinsiu įvairius žmonės, įvairias asmenybės, nuo fotografų iki make-up meistrių ir aplamai man asmeniškai įdomių žmonių. Kadangi kažkiek mane gal atsimenat Instagrame su Abela fotografė vadinuosi, darydavau laivus fotografam karantino metu. Ir tiesiog pagalvojau, kad labai noriu dar šitą temą išplėtoti, nes man labai yra įdomu, kaip gyvena mano kolegos ir kiti įdomų žmonės, kurie gali ir turi ką apie save papasakoti. Tai nusprendžiau tiesiog padaryti tokį podcastą. Tai kartu su manim, labai prašau dabar pasiklausyti tiesiog Ana Sorik, fotografė, istorijos ir kaip atsirado būtent pas ją fotografija. Mano mylima fotografė, Ana, labai malonu, labai ačiū, kad atvykai iš Vilniaus, kad būtent čia pasisvečiuoti pas mane į pirmą laidą podcastą. Podcastas vadinasi Juodai balta. Tai kaip ir susiderinusios esam, nesitarėm. Tai galvoju, žmonėm papasakosiu, kolegom apskritai papasakosiu apie tave, kas tu esi, ką fotografuoji, bet galvoju vis dėlto tai leisiu tau pasireikšti. Ir būtų mano klausimas tau, kaip pradėjai fotografuoti? Ar fotografija tave susirado? Ar tu ją suradai? Kaip būtent tas tavo viskas kelias prasidėjo į fotografiją? Visų pirma, ačiū, kad pasikvietei. Labai malonu. Tai dėl kelio, iš tikrųjų aš linkusi galvoti, kad fotografija mane pasirinko, nei aš pasirinkau šitą kelią, bet šiaip labai viskas paprastai ir banaliai, gimė vaikas. Ačiū kaip. Kiek žinau, daug kam tai būna, jo ir norėjusi fiksuoti kiekvieną akimirką, kaip auga, kaip viskas vyksta. Vyras padovanojo kamerą ir prasidėjo. Tais laikais, aš nežinau dabar ar nėra, tais laikais buvo Super Mamyčių toksai forumas, klubas, kur mes galėjome bendrauti ir pas mus buvo tikrai labai faina kompanija tenai susirinkusi mamyčių. Mes ir iki šiol bendraujam, tiesą pasakius, su kai kuriom. Aš pradėjau kelti tas nuotraukas, jos sakė, kaip gražu, pradėjo kviesti fotografuoti jų vaikus. Tai taip ir kažkaip ir prasidėjo nuo forumo, nuo vaikučių, tada krikštynos, vestuvės. Viskas, iš tikrųjų, išbandžiau daug ką. Iki moterų fotografijos tikrai praeitas ilgas kelias, nes moterų fotografija mano gyvenimą atėjo tik tai prieš 2 metus. Tai... O kiek laiko tame jau esi? 16 metų. Nu aš 15, tai čia labai panašiai. Taip. Tik pas mane kitaip prasidėjo, pas tave nuo vaikų prasidėjo. Labai pas mane nuo augaliukų, boružyčių ten visokių. Labai smagu iš tikrųjų. O tau fotografija, moterys, ne? Pakalbėkime apie jas. Taip. Tai 2 metai, ne? Išsigryninai, kad būtent tai tas tau patinka ir būtent moterų portretai. Ką tu randi? Kaip tu atradai tą visą moteris? Kodėl? Čia irgi, žinai, ne taip buvo, kad nesunku su jom? Ne, labai lengva ir man labai daug ką duoda. Iš tikrųjų nebuvo taip, kad prieš 2 metus aš čia atsikėliau ryte ir fotografuosiu moteris. Taip. Ne, taip nebuvo, kadangi didelę dalį fotografijos užėmė pas mane vestuvės, ne, ir aš supratau, kad kiek aš dar galėsiu tas vestuvės fotografuoti, nes ir amžius, ir visi šitie dalykai. Ir aš dar prieš tai su vyru kalbėjome, sakiau, kad visai norėčiau, matyčiau save ateityje būtent su moterų portretais. Ir man labai norėjusi tą daryti ir prieš 2 metus, tai vyko kažkoks lūžis, kai aš pagalvojau, kad dabar. Kad laukti nebenoriu ir man norėjusi tos fotografijos tokios šiek tiek kitokios gal, nes labai daug išlaižytų kadrų, ne, aplamai socialinės medijose labai daug viskas idealiai, gražu, o norėjusi šiek tiek kitaip, gyvenimiškai, sąžiningai, tikrai, ta prasme, kur būtų tas akcentas į jausmą, į gylį, bet ne į pozas. Ir kažkaip pabandžiau,
dar galvoju, gal niekam nebus įdomu, visi nori būti galbūt tos fashion. Išlaižytos tos lėlytės, bet nustebau iš tikrųjų, kad paklausa didelė ir moteris nori matyti ir tą natūralumą, ir save, vat būtent to akimirko ne tada, kai aš kažkada būsiu kažkokia, ne kai kažką pasieksiu, bet šiandien su tais išgyvenimais, kurie yra šiandien. Galbūt ne visai laiminga, pas mane tikrai ateina su visokiom istorijom ir ta fotografija nėra tik tai, kad jos ateina pas mane ir einam fotografuotis, mes kalbamės, pasišnekam, jos pasidalina ir paverkia ir pasijuokiam, visai būna. Tai tarkim, kaip psichologija gaunasi? Aš nesakyčiau, kad aš taip. Jos sako, kad čia toksai terapinis dalykas, bet žinoma, aš neturiu psichologinio išsilavinimo, aš tiesiog kaip draugės, išklausyti, padėti, leisti joms pabūti tą laiką su savimi, kokybiškai praleisti laiką, neskubėti, paleisti kontrolę, nes kontrolė, aš manau, kad tai yra didelė, nežinau, ar problema ar ne, bet mes moteris stengiamės viską kontroliuoti, visur spėti, nes gyvenimas dabar toks ir aš dažnai sakau, paleidžiam, negalvojam, iš kurios pusės aš čia fotogeniška, mano darbinė pusė ar ten dar kažkas, leisk savo būti. Ir iš tikrųjų, iš pradžių galbūt jos šiek tiek stresuoja, aš čia negalėsiu taip, aš čia, bet visos įsivažiuoja, žiūriu. Ir aš sakau, kažkada reikėtų nufilmuoti, prieš, pačioje pradžioje ir pabaigoje, nes jos atsipalaiduoja, aš pamatau tą tikrą moterį ir mane tas žavi ir tas daro įtaką ir man pačiai, kaip ir sakiau, kad aš dabar nesiparinu, kaip aš ten baisiai atrodau, ar ten dar kažkas, nes aš supratau, kad yra kitokie dalykai ir aš nebenoriu gyvenimą leisti laukime, kad statyti sąlygas kažkokias, kad aš būsiu laiminga, kai. Supranti, aš noriu būti šiandien, nes aš nežinau, kas bus rytoj. Su visais savo trūkumais negalvoti apie save iš trūkumų prizmės, bet atrasti savyje gerus dalykus, gražius. Taip. Tai vien dėl to aš kažkaip pagalvoju, aš pati pas tave ateisiu su istorija, kaip ir irgi lygiai taip pat, tai pažiūrėsim, ką iš manęs, kas iš manęs bus, nes aš irgi turiu savo istoriją ir tikrai norėčiau, bet apie istorijas truputėlį dar norėjau paklausti. Tikrai mačiau ir žinau, kad kažkokį projektą darai su istorijom, su moterų istorijom, tai dabar kelinta jau istorija ateina pas tave? O čia dabar pasidalinsiu, aš dabar fotografavau 5 moteris, o pasidalinta, man atrodo, 3 istorijos bus. Ir bus dar viena moteris, kitą mėnesį fotografuosim. Ganėtinai stiprios, pati skaičiau ten, kurios įkeltos, tai stiprios. Taip, šis projektas, aš rinkuosi save, kur moteris pereina per tam tikrą sudėtingą gyvenimo etapą, bet pasirenka gyventi, judėti į priekį, nepasiduoda ir aš pagalvoju, kad visai gali būti stiprus formatas per vizualą ir per tekstą, papasakoti tas istorijas, galbūt kitai moteriai tas būtų pagalba sudėtingų laikotarpių, nes to palaikymo lygtai ir trūksta, nes būna situacijų, kai negali pasipasakoti net artimam žmogui, o čia toks formatas, kur tu gali pasipasakot, kažkas gali išsinešti kažką ir galbūt taip. Būtent taip. Tas labai fainai, bet tarkim, čia tik tai savo šitą daraisi, tokį, ar daugiau išeis, tarkim, galvotum, kad, tarkim, link parodos eitų kažkas, Pirminė mintis buvo savo ir tik tai Instagramas jo, bet šiaip aš manau, kad šitos istorijos vertos ir parodos. Aš tą patį manau. Taip, bet kol kas nežinau, kaip čia bus, nes tam reikia laiko, reikia išsigryninti, kaip aš norėčiau tą, bet visai norėčiau, kad šitos istorijos būtų išeitų į platesnį. Aš norėčiau taip pat, jeigu kad tai, nes tikrai, tos istorijos vertos dėmesio ir moteris vertos dėmesio būtent su jomis. O dabar, tarkim, pašnekam apie tokį dalyką, aparatūrą. Ta tokia mėgiama gal moterų tema, technika, bet galvoju, su kokia tu technika dirbi ir, tarkim, irgi klausimas dar antras būtų į tą iš karto, kad kaip, tarkim, nusiperka dabar fotografas, užsimanau aš būti fotografė ir nusiperku fotoaparatą.
Ir daugelis sako, tu paspaudi mygtuką ir jau tu fotografas. Tai tavo nuomonė, ar tai yra teisybė, nors mano visiškai lygiai tokia pati bus nuomonė, jaučiu kaip tavo, bet ar tiesiog, va, čia nėra kas, paspaudi mygtuką, viskas, tu jau profesionalus. Taip, ne, faktas, kad neužtenka tik technikos, jeigu kalbėti su kuo dirbu aš, tai aš dirbu su Sony. Pas mane mėgstamiausi 2 objektyvai 85 1.4 G Masteris ir 24-70. Tai tiek apie tą techniką, aš nežinau, ar jinai čia kažką tai lemia. Tarkim, tie, kurie žiūrės mūsų pradedantieji, tarkim, irgi fotografai, gal jam įdomu yra tiesiog tas dalykas, su kuo dirba kiti. Taip, tai dirbu su tuo, nežinau, žinai, aš manau, kad ir su telefonu galima puikiai nufotografuoti, tai čia labiau svarbu, ką tu įdedi į tą fotografiją ir kokią žinutę neši ir ką tu nori iš jos. Nes aš manau, kad stipri fotografija yra ta, kuri turi vertę, kur aš galėsiu po 10-20 metų pasižiūrėti ir man ta nuotrauka kažką tai duos. Ne šiaip, kad aš buvau tenai kažkur. Taip, kad. Jo, bet kad čia apie mane, kad aš, jeigu apie mano portretus kalbėti, kad moteris galėtų prisiminti, ką jinai išgyveno tuo momentu, kokia situacija buvo, kokia jinai buvo. Tai šitie dalykai, aš manau, labiausiai imponuojantis. Taip. Taip, o tai tarkim, bet tai neįmanoma, ne? Tapti iš karto mygtuką paspaudai ir viskas, ne? Ne. Neįmanoma. Gerą nuotrauką tu gali padaryti, bet kad... Reikia įdirbio, supratimo, žiūrėti kitų fotografų, įsigryninti, kas tau svarbu fotografijoje. Taip. Manau, kad šitie dalykai. O turėjai tokių, perdegimų fotografijai? Taip, žinau. Turėjai, ne? Aš manau, nežinau, ne vieną. Čia, žinai, meno žmonės mes aplamai linkę banguoti, ne? Šiandien, oi, va, man kaip sekasi, kitą dieną jau viskas blogai. Tai čia gana... O kaip išlipai iš to? Vat kaip išlipi pati, koks tavo yra receptas, gal taip reikia paklausti, kaip tu iš jo išeini? Aš tiesiog išmokau galbūt... dėliotis tos darbus, supranti, neapsiimti visų darbų per trumpą laikotarpį, planuotis. Vat šitie dalykai yra labai svarbus, žinoti, žinai, kad nebūtų įtampos, kad aš kažko nespėju, kažkur kažkas nepavyks. Tai tiesiog planuotis, kiek fotosesijų aš galiu, tarkim, pasiimti per savaitę, ne, per kiek laiko aš galiu realiai jas sutvarkyti, taip, ir kad tame būtų ir poilsis, ne tik tai darbas, nes pati tikriausiai žinai, kad mes galime nuo ryto iki vakaro, žinai, savęs negailint, bet čia kelias nieko, reikia savęs nepamiršti, savo poreikių, kažkur atrasti laiko, aš nežinau, ar sportą, ar ten kam kas, žinai, artima. Tai va šitie dalykai tiesiog atrasti šitoj dienotvarkėj laiko ir savo. Mano, kaip, tarkim, būdavo perdegimai tokie irgi, nes dažniausiai mano perdegimai būna po kalėdinių fotosesijų. Tas toksai. Tai aš tiesiog nusirestartinu, kaip čia pasakyti, prie ežero. Turi būtinai nuvažiuoti prie vandens, bet kokio telkinio, nesvarbu. Ant lieptelio atsisėdi, išgeri kavos, viskas, ar ten arbatos, viskas, jau tau gerai yra. O tai, tarkim, tavo miškas ar gamta, ar kažkas mes kitaip. Turime kaimą, sodą savo, kur aš vasaros metu, šiltuoju metu tikrai praleidžiu nemažai laiko. Taip, man reikia gamtos, atsiriboti trupučiuką nuo žmonių, nes mūsų darbas toksai, kur tu tikrai nemažai bendrauja, ne? Daug energijos išleidi, tai sugrįžimas į save, va, tas laikas, taip, man tai gamta, pasivaikščiojimai, sportas, kelionės. Taip, kelionės ypatingai, nes pamatai daugiau vėl visko. Tai dabar dar klausimas, palėtėm biškį tą temą retušavimą ten truputėlį. Tai klausimas, kas labiau patinka, retušuoti ar fotografuoti? Žinot, patinka ir tas, iš tikrųjų sunku išskirti kažką, nes čia du labai skirtingi dalykai. Dėl ko fotografavimas, nes man patinka pats procesas, man patinka planuotis, man patinka bendrauti su moterimis, patinka matyti tą rezultatą, ne? Bet retušas irgi labai patinka, ypač kai mano šeima išvažiuoja kas į darbus, kas į mokyklas ir aš va turiu tą pusdienį, kai aš viena galiu pasidaryti savo kavos, namie nieko nėra, tik tai kompas,
kampas, rėtušas ir galiu pasileisti kažkokią muziką ar serialą kažkokį pasižiūrėti, Audio knygą, taip. Taip, ir taip, žinai, laikas toksai kaip poilsis man gaunasi. Taip, tai kaip ir... Aš, pavyzdžiui, man retušas daugelis jau mane žino, aš su retušu man tragedija yra tikrai tragedija, tai aš ta tokia daugiau žmonių žmogus. Taip. Ir man pirminė ta fotosesija labiausiai patinka, pats pirmas darbas. Antras darbas jau po to jau man viskas. Pradžiai gal buvo įdomu, kol išmokau, kol viską čia normalu. Taip. Paskui viskas buvo tiesiog, kad neįmanoma atrodo. O dabar, tarkim, tikrai fotografijai nutinka labai daug įvairių dalykų. Tai norėjau paklausti tavęs, kas per visą tavo laiką tau yra nutikę, tarkim, blogo ir smagaus. Tarkim, ar blogos, tarkim, kažkur, sugedo fotoaparatas, ar kažkur kažką pametei, kažką palikai. O, gero, tai jau kokia smagi situacija, žinai, papasako kokiu. Šioje vietoje tai aš būsiu nuobodi, niekas nevyko jo. Nei baisių dalykų, tokia gal iš smagesnių situacijų, čia buvo ne moterų portretai, bet buvo kalėdinė. Kai šeima tiesiog sumaišė dienas ir pas mus turėjo būti fotosesija sekančią dieną, jie atvyko dieną prieš, kaip tik dirbo mano kolegė. Aš tiesiog, viskas tvarko, jie kitą dieną atvažiavo pas mane, bet aš galvoju tiesiog žmonėm, jiems reikėjo susiruošti. Taip. Vyrui koks stresas, nes vyrui daugiausiai stresas yra. Jis kai tik per 2 dienas 2 kartus važiavo į tą fotosesiją, bet šiaip nieko, žinok, viskas pas mane labai labai sklandžiai, labai, nes fotografuoju, tarkim, kad sugestų kažkas, aš šioje vietoje esu atsargi, aš fotografuoju su 2 fotoaparatais, kiekvienas turi po 2 kortelės, tai kaip ir jeigu net ir kažkas sugestų, tai tu vis vien turi atsarginį variantą ir tu galėtum dirbti, fotografuoti, tai visiškai. Naujam iškėtiem fotografam, žinokit, 1 fotikas, tai čia nereikalingi 2 ir dar daugiau. Jeigu norit būti profesionalus, tai faktas, kad reikia turėti daugiau. Daugiau įrangos, daugiau visko, kortelių, Tas taip, nes jos tikrai man buvo taip, aš pradėjau, atsimenu, fotografavau neštukės fotosesiją ir man tiesiog pradėjo nefotografuoti, nežinau kas ir tiesiog korteliai kažkas atsitiko ir tada galvojau, ką daryti, nes aš dar tokia visiškai žalia buvau. Taip. Ir ką, ir teko antrą kartą perfotkinti. Buvo pas mane keli tokie variantai, kur irgi arba, pavyzdžiui, išsitraukiu kortelį iš kompiuterio viską ir matai, kad dingo viskas, įdedi, dingo viskas, viskas. Ir ką tada daryti? Tai aišku, pas kompiuteristą važiuoji, sutvarkė, išėmė ten tas nuotraukas, gerai, kad neužrašiau dar ant viršaus. Tai, aišku, visko nutinka, tai žinokit, pas profesionalus irgi būna visko. Tikrai taip. Tai čia gyvenimas. Tie, kurie žali, žinokit, kad reikia turėti atsarginį planą. Tikrai taip. O dabar, ką norėtum nufotografuoti, kokia svajonė, gal sakyčiau, ne? Tarkim, aš, pavyzdžiui, pasidalinsiu, mano buvo anksčiau, aš jau ją padariau, įgyvendinau, svajonė nufotografuoti modelį Rasą Ciūnę. Tai man čia buvo, nes man jos trazdainos, ilgi plaukai, kažkas tokio. Kai aš ją nufotografavau, kaip smagu, ir tokia faina, iš viso iš savęs labai fainas žmogus, tai mano buvo svajonė. Aš ją įgyvendinau, tai kokia, čia iš Lietuvos kalbu, tarkim taip. Nes jeigu iš užsienio, tai ten jau galima visus, ten jau pilna, nuo Barakos Obamos ir ten, bent man asmeniškai. O pati, ką tu norėtum, tarkim, Lietuvos, gerai, užsienio, tarkim, nežinau, ar labai minėsiu, gal paminėtum. Man nesvarbu, įžymus žmogus ar ne, neturiu aš tokios svajonės, visiškai. Man netgi gal labiau įdomiau, žinai, fotografuoti paprastas moteris. Taip, ką aš norėčiau šiaip, jeigu apie fotografiją bendrai kalbėti, tai labai norėčiau išplėsti tą savo geografiją, žinai, fotografuoti ne tik Lietuvoje, bet ir važiuoti kažkur į kitus miestus, bandyti kitus žmonės pažinti, žinai, šitoj vietoje gal labiau.
ką nufotografuoti, jeigu apie užsienio, tai tikrai visai norėčiau Julia Roberts, nes man labai jinai patinka ir žavi, ir Pamela Anderson dėl savo to natūralumo, nes aš ją žaviuosi tikrai kaip moterį ir man labai imponuoja ir tai, ką aš darau, ne, būtent priimti save iš tokios supranti, nes čia daug giliau eina, čia eina kalba apie savęs priėmimą, supranti, nes šitas dalykas irgi mus laukia, amžėjimas. Ir čia yra toks svarbus dalykas, supranti, jeigu tu neišmoksi savęs mylėti šiandien be sąlygų kažkokių, tai paskui bus labai sudėtinga ir supranti, priimti, nes aš nežinau, ar tos visos operacijos, žinai, ar jos padaro tave laimingą ir ar jinai duoda tau tos meilės, supranti, savęs priėmimas, man šitie dalykai labai imponuoja ir aš labai žaviuosi. Būtent tokiom, kur... Ne veltui pati fotografuoji tą tokį kitokį jausmą, ne visas tas išlygintas odas visiškai ir tas toksai taip. Irgi turiu klausimą tokį, tave motyvuojantis užsienio Lietuvos fotografai, būtent į kuriuos tu galbūt labiau kreipi dėmesį, žiūri juos, jų darbus, kas tai būtų, kokie būtų? Taip, jeigu Lietuvos, tai Viktorija Vaišvilaitė. Tai čia jau... Čia jau jo, nes aš, kai pradėjau fotografuoti, nuo to laiko ją ir seku ir visiškai neatsibosta ir labai patinka ta magija, kurią jinai moka sukurti. Tikrai iškart atpažįsti jos braižą, kaip magiškai jinai gali perteikti savo herojų istorijas. Tai labai patinka iš tikrųjų, nes nieko panašaus. Jinai turi kažką magiško, tikrai taip. O jeigu apie užsienio kalbėti, tai Peter Lindbergh, vienareikšmiškai. Aš manau taip, kad jis šiaip formavo mane kaip ir tą braižą, kurį kaip aš dabar fotografuoju, žinoma, aš čia nesilygiuoju, žinai, toli gražu man, bet šiaip labai patinka, kaip jis, tas požiūris į moterį, irgi tą natūralumą, nes jo nuotraukas pasižiūrint, atrodo, kad ta moteris tiesiog kažką tai darė namie, žinai, ir tiesiog ją pagavo, kad liktai jinai net nesiruošė tai fotosesijai, nors ten tikriausiai yra ir makiažas, žinai, ir tas sušukavimas, bet iš šalies žiūrint, atrodo, tos nuotraukas labai natūralios, gyvos, su istorijom labai gilios. Tai taip. Supratau. Ir dabar, kadangi mes jau einam link pabaigos ir kažkaip, kas mane sekė iš anksčiau Instagrame, norėjau pasakyti, kai buvo COVID-o laikas, aš darydavau laivus su fotografais. Taip. Ir tas gimė man padaryti YouTube grinai tokį podcastą, nes tiesiog buvo mano svajonė ir galvoju, vis tiek reikia tai padaryti. Ir ten dažniausiai užduodavau vieną tokį paskutinį klausimą. Būtent žaliem pradedatiesiems fotografams, ką patartum iš savo, per tiek metų, kiek fotografuoji, ką patartum, ko jiem nedaryti, ką galbūt daryti, ar drąsos suteikti, ar, žodžiu, viską daryti. Ką patartum, būtent patarimas tavo jiem? Taip, klausyti širdies iš tikrųjų, klausyti savo norų, nebijoti, nežiūrėti į kritiką, per daug nepriimti asmeniškai, nes man, tarkim, mano kelio pradžioje aš labai kritikos negalėjau pakęsti, man atrodė, kad aš nežiūrėjau į tai kaip galimybę tobulėti, bet atrodo, jūs nesuprantat, taigi aš taip gerai padariau, žinai. Kaip čia gali būti? Kaip čia gali, jo. Ir aš dabar suprantu, kad kaip tik reikėjo įsiklausyti ir galbūt tas kelias ir galėjau greičiau pasiekti kažką, Tai nebijoti, bandyti, eksperimentuoti, žiūrėti fotografus, kurie patinka jų darbus, bandyti galbūt kažką netgi nebijoti kopijuoti, Tu vis vien nepadarysi taip pat, bet išneši tos svarbius dalykus, tai kas svarbu tau. Nes vis vien mesgi fotografuojame per savo prizmę, per savo vidinius tos išgyvenimus. Tai vis vien tu padarysi savaip. Taip, tai nebijoti. Būt drąsiems, žodžiu, tas tai taip.
Taip, tai labai tau ačiū, kad atvykai pas mane. Labai tikrai buvo gera tave matyti ir dabar aš atvyksiu pas tave. Gerai, labai lauksiu. Tai labai ačiū ir jum, ačiū už jūsų dėmesį, už jūsų laiką skirtą mum. Tai iki kitų kartų.